Yra tik du žmonių tipai, kuriuos gali sutikti pasaulyje. Pirmas yra, jie gali priminti tavo dieviškumą, tavo grožį, arba jie gali parodyti tavo skausmą ir kur neši dar savyje sunkumą savo kūne. Ir šiandien tema yra projekcijos, mano draugė. Ir aš dabar su akiniais, ne šiaip savo, nes kokį mes filtrą turim pasaulio, realybės, tokį matom pasaulį. Viskas priklauso nuo filtro, ne nuo pasaulio išoriai, bet nuo mūsų filtro, per kurį mes žiūrim į pasaulį. Pavyzdžiui, aš dabar turėčiau matyti pasaulį tamsų, juodą, nes akiniai juodi, ne, bent jau tu taip galvoji, bet jie iš tikrųjų nėra juodi, jie yra su taškiukais ir treniruojate akims ir dėl to aš matau pasaulį ne juodą, o visai kitokį, negu tu pagalvojai. Ir netikėk nieko, ką girdi internete ir netikėk nieko, ką žmonės pasakoja, nes daug internete yra melo. Bet, sakant tai, ką noriu pasakyti tuo, jeigu mes nešiojam akinius, arba, pavyzdžiui, yra mėlyni akiniai, žali akiniai, tai pasaulis, vaizdas, kurį mes matom, tampa žalias, mėlynas, juodas. Jeigu nusiemi akinius, matai pasaulį, geltona, žali lapai, geltona saulė, ne? Užsidedi akinius, saulė tampa ten tamsesnė, mėlynesnė ir lapai žali tampa rudais ir visom tuom. Tai mes pasaulį visada suvokiam kiekvieną skirtingai per savo filtrą, per akinius, kuriuos mes žiūrim ir patiriam viską. Sakant tai, mes matom žmonės įvairius pasaulį. Ir visada mes matom save juose. Niekada nematom nieko kito. Visada matom save. Ir pasaulis šitas yra labai įdomus, bet labai paprastas. Ir gali sutikti tik du žmonės. Pirma žmonių rūšis primins tavo grožį ir dieviškumą. Pirma žmonių rūšis primins tavo grožį ir dieviškumą. Sakys, wow, koks jisai šaunuolis, wow, taip jisai įkvėpia mane šitas žmogus. Wow, jis toks išmintingas, tiek daug visko supranta. Wow, jaučias meilė nuo jo, jaučias šiluma, jaučias gerumas, jaučias atjauta. Visą tai tu jauti ir turi savyje. Ką tu matai pas tokius žmonės, kaip jie tave paliečia, tu turi tai savyje, savo kūne. Jie primena tavo sielą, tavo vidų, tavo dieviškumą, kartais uždarytą giliai, po daug sluoksnių, bet jie paliečia tavo širdį. Ir tie žmonės, kurie paliečia tavo širdį, jie nepaliečia iš tikrųjų tavo širdies. Jie aktyvuoja tavyje tave, tai kas iš tikrųjų esi ir nori išlysti iš visų tų dramų ir iliuzijų, nori išlysti ir pasirodyti šitam pasaulyje. Ei, pavargau, noriu pasirodyti, kas iš tikrųjų esu po visų melo, kaukių, apsimetinėjimų ir visko, ką žmonės susideda ant savęs, mes norim išlysti į paviršių ir pasirodyti, kas iš tikrųjų esam. Ir dėl to, kai darau šitos įrašus, aš stengiuosi, ne tik kad stengiuosi, bet aš noriu, kad jie būtų nuoširdus ir paprasti, nes tai yra natūralu. Galiu pridėti 100 filtrų, galiu pridėti viskių ten redagavimų ir dar visko. Tai bus irgi fun, gal kada taip ir darysiu, bet aš noriu, kad būtų viskas paprasta, kaip prie arbatos puodelio, kalbant ir viskas, kad būtų vaikiškai aišku. Tai va, antra žmonių grupė yra, kurie parodys ir iškels tavo pavadinkim nepabaigtus darbus, pamokas. Antra žmonių grupė, visa kita, kas nėra pirma žmonių grupė, yra skirti tau pamatyti, kur yra dar kažkas neužbaigta. Ir šitie žmonės, papaišykim čia, labai stora jau linija, tokia stora nepieškim. Ir šitie žmonės tau sukels emocijas.
Jie iškels tavo emocijas, jie iškels tavo pyktį, liūdėsi, nusivylimą, nerimą, neviltį, baimę, paniką, stresą, įtampą, kontrolę, visą tai, kas mes žinom jau ir taip, apie ką tai yra, visą tai jie iškels ir žmonės daro klaidą. Aš iškart ją nupiešiu. Klaida numeris 1, va čia galim parašyti klaida 1. Tai yra kitas žmogus kaltas dėl to, kaip aš jaučiuosi. Tai yra pagrindinė žmonių klaida, va galim apvedžioti. Kitas žmogus kaltas dėl to, kaip aš jaučiuosi. Ir tai niekada nėra tiesa. Kitas žmogus tau parodo tau nepabaigtus darbus, pamokas. Jeigu turi nepabaigtų darbų, tave trigerina, tau iškelia emociją. Jeigu yra emocija, vadinasi, yra ego toj vietoj, yra sunkumas. Ir galim va dar nupiešti emocijos lygus. Čia turėjo būti. Tas ego sunkiai net piešėsi. Ego lygus svoris. Gera žinia yra tai, kad šitas svoris, jisai yra uždėtas, jį galima lygiai taip pat nusimti ir net nenešti jo. Visą ego, visas emocijas, visą svorį mes galim nusimti. Jausmų sesijos pagalba, kurią aš sukūriau, arba kitų praktikų pagalba, kurio ne aš sukūriau, bet kurios yra, galima nusimti nuo savęs. Tai bloga žinia ta, kad svorio yra pas visus, daugiau ar mažiau. Gera žinia yra ta, kad galima jį nusimti ir tai nėra taip sunku, kai turi sistemą veikiančią ir žinai, ką tiksliai daryti ir kaip tai veikia. Aš suprantu jau, kaip veikia tai, aš tyrinėjau tai, kai mokslininkas su žemėlapiais 6 metus jau gal, dar daugiau, ir aš suvokiau aiškiai, kaip viskas veikia, neturiu jokių klausimų apie tai. Bet žmonės pasaulyje nebumbum nesigaudo apie savo emocijas ir jausmus ir kaip ego veikia, kaip yra 2 balsai mumise. Ego balsas ir mūsų dvasios balsas, širdies balsas. Ir jie nesigaudo, gal pavyks padidinti save truputį. Turbūt, dar nežinau kaip, gal pabandys kitą kartą. Jie nesigaudo, kas iš vis vyksta. Ir kai sutinki žmogų, kuris tave sunervina, pavyzdžiui, tave sunervino kolega darbe, iškart yra impulsas, jisai vėl mane sunervino, asilas, aš jam atkeršysiu, aš jam ten pridirbsiu, pasistengsiu, kad jisai liktų po darbo dar viršvalandžius, ten pridirbsiu jam gal nors, jisai net nepastebės, aš jam ten sugadinsiu popierius kokius nors, kad darbdavys gautų velnių nuo darbdavio. Mūsų ego protas taip daro. Mūsų ego protas nori keršyti, kankinti, skaudinti ir pridirbti visko ir kurti destrukciją. Tai yra destrukcijos kūrimas, svoris, emocijos. Emocijos yra destrukcija. Mes galim išmokti gyventi be emocijų. Ryt ką čia svaigsti gyventi be emocijų, taigi nieko nejausi, bus daržovė. Atvirkščiai, mano draugė, tu atsidarysi kaip tik, tavo kanalai atsidarys ir tu būsi savim. Emocijos tau neleidžia būti savim. Emocijos aš nevadinu jausmu, kai tu žiūri į saulėlydį ir tau grožis ir tau širdį gera, tai nėra emocijos. Aš tai vadinu natūraliais jausmais, kurie yra žmogaus prigimtis. Emocijos yra, kai kas nors tau ką nors pasako ir tau surakina šonkaulius, grobus, pilvą, krūtinę užspaudžia, akmuo uždusint pradeda. Tai yra emocija. Jausmai, kuriuos jauti, prisilietimai, kvapas, skoniai,
tai yra natūralūs jausmai. Tai aš kalbu apie emocijos lygus ego, tai yra svoris, kuris yra uždėtas ant mūsų. Tai va, einant toliau prie to, šitas svoris, kuris yra uždėtas, šitas ego, mes jo negalim patys pamatyti. Tai yra labai subtilu ir labai žmonės nenori žiūrėti į tai. Yra daug apsaugos programų pasąmoniai, kas neleidžia į tai žiūrėti. Dėl to yra, įsivaizduok, salės pagalba, kaip per 6.0 milijonas ir kitus žaidimus, kur tu gali paklausti salės pagalbos patarimo, jeigu nežinai kokio nors klausimo. Tai šita žemė veikia taip, kai nežinom apie save kažko, žemė mums padeda. Yra tokia dvasios visatos dėsnis programa, kuris tiesiog taip veikia. Kai turim emocijų, ego ir svorio savyje, mes sutinkam gyvenime, pritraukiam į projekcijas. Pritraukiam žmonės, kurie mums parodo mus. Tu pritraukiai šitą įrašą ir aš tau noriu parodyti tavo grožį ir dieviškumą. Gal aš tave erzinu, gal aš tave nervinu, gal ryt ko taip lėtai šnekė, ne? Tada aš tau parodysiu tavo, nepabaigtus darbus taip pat. Dažniausiai būna miksas. Vieni žmonės tau ir patinka, bet ir nervina, ne? Kiti žmonės tik nervina ir nenori jų matyti iš vis. Yra keli galbūt tokie pasauliai, kur tau gera juos jausti ir jie nenervina tavęs ir tu myli juos. Ir jie tau visiškai primena tavo grožį ir dieviškumą. Didžioji dalis tau rodo nepabaigtus darbus. Dabar kas nutinka? Kai tu sakai tam žmogui, kuris yra tavo projekcija, ne, jisai yra tavo projekcija, salės pagalba, tau pamatyti save. Kai tu nesupranti šitos sistemos, kaip jinai veikia, ir tu sakai, kad tas žmogus kaltas dėl to, kaip tu jautiesi, tu lyg nužudai, nukerti vienintelį būdą išsilaisvinti iš to. Tu nužudai, nukerti, toj parašykim. Kai kaltini projekciją dėl savo jausmų, tu nukerti vienintelį būdą grįžti namo. Tobula. Kai kaltini projekciją dėl savo jausmų, tu nukerti, sunaikini vienintelį būdą grįžti namo. Tai tas kolega mane nervino, erzino, pykdė, ne? Ir aš jį pradedu kaltinti už tai, kad jis mane nervino. Vietoj to, kad eičiau gaudyti, kas manyje trigerina, kokį jausmą iškėlė manį, kur iškilo mano ego, kur iškilo mano emocijos, kur yra mano svoris situacijoje. Aš pradedu kaltinti tą projekciją. Ir čia labai labai svarbus aspektas yra. Ta akimirka, kai tu nukreipi dėmesį į išorę ir kaltini išorę, tu pralaimi šitam žaidime. Ta akimirka, kai tu nukreipi dėmesį į išorę ir kaltini išorę, tu pralaimi. Tu įsivaizduoji tada, kad pasaulis jisai negimsta iš tavęs, o jisai yra kažkoks sukurtas, stabilus, kažkoks burbulas ir jisai tave puola. Žmonės nori tau pakenkti, žmonės nori tave įskaudinti, žmonės nori tave sugniuždyti, sužaloti. Dievas yra baisus piktas ir jis nori atkeršyti tau už tai, kad išdavė jį, kad palikai, kad atsiskyrė ir blablabla. Visa tai yra melas, sukurtas vėl ego to paties svorio. Ir visą tai galima ištirpdyti. Bet ką aš noriu pasakyti tuo, grįžtant į pradžią, mes kuriam šitą pasaulį. Kiekvienas, kad ir kiek dabar milijardų žmonių, 8 yra, ar kiek, nesvarbu, kiek oficialiai daug žmonių yra, kiekvienas žmogus turi unikalų savo pasaulį. Suvaizduok, aš turiu savo skraistę, ane? Ir jinai yra man ant akių uždėta. Ir visur, kur aš sukuosi, aš matau savo sukurtą filmą.
savo sukurtą arba košmarą, arba pasaką. Priklauso nuo, jeigu tu išoriai kaltini žmonės ir dalykus, savo projekcijas, jeigu tu salės pagalba eini daužyti su beisbolo lazda ir traiškyt, ne, su pykčiu už tai, kad jie tau nori padėti, pamatyti tave, tada tu matai košmarą. Jeigu tu supranti, kaip veikia šitas žaidimas ir tu naudojasi tuo, naudojasi kiekvienu sutiktų žmogum, kiekvienu paukščiu, kiekviena situacija atėjusia, kiekvienu reklama iškritusia, kiekvienu žodžiu, kiekvienu sakiniu, kiekvienu vaizdu pamatytų ir klausi savęs, ką man tai iškelia, kaip aš jaučiuosi dabar, ką man tai rodo. Viskas yra apie tai, ką tau iškelia, ką tau rodo tai. Ir tada tu pamatai ir iš tikrųjų tu pradedi matyti, kad situacijos kartojosi tavo gyvenime dėl to, kad tu vengiai ir bėgai nuo jų. Kad tu kaltinai tuos žmonės, kurie tave nervino. Kad tu kaltinai tuos žmonės, kurie tave skaudino. Kad tu kaltinai tuos žmonės, kurie prievartavo tave. Čia daugumai gal nesutiks su tuo, bet net ir tie žmonės, kurie tau prievartą sukūrė gyvenime, jie buvo tavo sukurti. Tu juos sukūrė iš savo vidaus, nes tavo viduje buvo nepabaigti darbai susijęs su atleidimu, su skausmu, su prievarta, su teisimu. Tu susikuri tokią patirtį, manifestuoji ją ir tada vietoj to, kad eiti į vidų, kai tai nutinka, jeigu tu lieki išorė ir kaltini išorę ir tuos žmonės laikai jiems skausmą arba dar kažką apie tai, tu negali niekada išeiti iš tos situacijos, negali jos pamatyti Dievo akim. Tol, kol matai projekcijas kaltus, projekcijas savo kaltus, nupieškim čia. Kol projekcijos yra kaltinamos, tol negali išeiti iš to. Niekada nėra išėjimo. Turi visiškai atsisukti atgal, prisimti atsakomybę, kad tai ateina iš mano vidaus. Ir žmonės primena man mano dieviškumą ir grožį, o kiti žmonės man rodo mano nepabaigtus darbus. Ir kas nutinka, kai tu pradedi žiūrėti į tuos nepabaigtus darbus, pradedi jausti savo jausmus, pradedi užmerkti akis, užčiaupti burną, padėti rankas ir kaip aš dabar jaučiuosi, kai tas žmogus nervina mane, kas man kyla, man spaudžia krūtinę, eina visokios mintis, eina noras atsirėžti, noras gintis, noras pulti, noras bėgti, noras atkirsti kažką. Aš nieko nedarau to, aš stebiu, kas vyksta mano kūne, aš stebiu, kaip spaudžia man krūtinė, aš stebiu, kaip užėmė gerklę, stebiu, kaip dreba kūnas ir būni su tuo jausmu ir taip tu išeini, tu turi emociją išjausti, nekaltinant projekcijų ir nedarant dramų. Ir parašykim čia dar toliau. Emocijos yra išjaučiamos, nekaltinant kitų, nekaltių kitų ir nedarant dramų. Eini į vidų, prisiemi visą atsakomybę savo už tai, kaip tu jauties, prisiemi atsakomybę, kad tu matai savo filmą, savo košmarą ant savo akių, savo filtrą, per kurį žiūri į pasaulį, naudojasi projekcijom, naudokis visom projekcijom pamatyti, ką tave trigerina, sujudina ir išjausk tai kūne ir grįžk namo pas Dievą į meilę. Draugė. Naudokis visom projekcijom pamatyti, ką tave trigerina, ką tau sujudina kūne. Išjausk tai kūne, padaryk sesiją su tom, išmok jausmų sesiją arba kitus metodus, bet jausmų sesija valdo. Ir grįžk namo, grįžk į Dievą, grįžk į meilę, kai nepabaigti darbai mažėja. Kai nepabaigti darbai mažėja, kai jie tirpsta, kai emocijos ištirpsta tavo kūne,
tu pradedi matyti vis aiškiau ir aiškiau. Skilutės vis didėja, skilutės vis plečiasi ir tu vis daugiau gali matyti šviesos, vis daugiau gali matyti grožio, vis daugiau gali matyti savo dieviškumo ir kitų žmonių dieviškumo. Kuo daugiau atsiveria tavo kūnas, lengvėja nuo emocijų, nuo ego, nuo svorio, tuo labiau ir matai ir kitus, ne kaip seniau matei, ne kaip projekcijas, nes tom projekcijom nebe tiek daug reikia rodyti tau nepabaigtus darbus. Tik kai darbai baigėsi, kai uždarai ofiso duris, tu pradedi matyti žmonės visai kitų kampų, žmonės, kurie anksčiau tave nervino, teisė, arba kurie pridarė kažko tavo gyvenime. Tu pradedi matyti kaip tobulumą, kaip pagalbą tau, kaip kuo sunkesnė situacija nutiko su tuo žmogum, tuo jisai, atrodo, turėjo pasirašyti šitam reikalui dvasiniam plane ir tai yra kaip tik tau artimo žmogus, kuris taip galėjo tik padaryti. Kuo labiau tave įskaudino, tuo tas žmogus tau gali net jį pajausti artimai, kai tu pamatai, kas yra iš tikrųjų, kas vyksta čia per žaidimas. Nes ne visi nori imtis to purvino darbo, ne, tik tavo geriausi draugai, Hebra, sako, nu gerai, ryt varom, aš tave apdėsiu ten ir tu galėsi pamatyti tai ir tu galėsi išsikelti tai. Aš žinau, kad tu varysi ant manęs, kol nesuprasi, kas vyksta, bet aš vis tiek varau ir noriu padėti tau. Ir žinau, kad tu irgi padarytum tą patį dėl manęs. Taip veikia dvasinis planas. Mes vieni kitiems kišam koją, bet tai yra su visiška meilė ir su visiška pagarba ir vienas kito prašymu. Mes norim pamatyti, kur mumise yra ego, svoris, emocijos. Mes norim dingti iš čia. Mes norim, kad nebekabintų mūsų tai. Mes norim palikti savo asmenybę žemė ir neprisiminti jos niekada daugiau, kas čia nutiko. Ir ačiū Dievui, kad viskas lieka tik čia, ar ne, kas yra pridaryta. Tai toks planas, mano draugė, parašyk komentarą, ar rezonuoja tau, paspausk prenumeruoti kanalą, jeigu dar nepadarei to, pasakyk, parašyk komentarą, kokiu dar norėtum turinio, kad įkelčiau, kokiom temom. Ir prisimink, kad projekcijos, kurias tu matai, žmonės, kuriuos tu stinki, jeigu tau jie iškelia nepatogius jausmus, nemalonius, kurių nenori jausti ir matyti, tai yra tavo viduje, amžinai tavo viduje, niekada ne juose. Jie tik aktyvuoja tai, kas tavo viduje. Ir kai sutvarkys savo vidų, nebebus ko aktyvuoti, liks meilė ir grožis ir dieviškumas. Ir kad ir ką sutiksi, tavęs neerzins ir nenervins. Ir bus taika, bus neutralu. Jeigu vis dar erzina, nervina, nori kaltinti juos, atsisuk į save, prisimk atsakomybę, štai ką jauti. Ir grožis ir dieviškumas natūraliai augs. Tau nereikia ieškoti Dievo, tau nereikia ieškoti ramybės ar laisvės, tau reikia pamatyti, kur yra nepabaigti darbai, kurie neleidžia tau jausti, kas iš tikrųjų esi, kas yra ramybė ir laisvė. Tai Dievas yra čia, ramybė ir laisvė yra čia. Einam į nepabaigtus darbus, susitinkam su jausmais, padėkojam projekcijom už jų darbą ir grįžtam namo, grįžtam į savo didybę ir tobulumą. Mano draugė, ačiū tau, kad klausei, paspausk prenumeruoti, parašyk komentarą ir lauk sekančio mūsų susitikimo. Varom!